Nu ką, draugužiai, tas pačias vietas, kaip matėt, tie patys įrankiai, kolega jau kartu su manim ir einam link Jono kalnelę ir bandysim šiandieną vėl sumedžiot bonusą. Tai susitiksim kitam kadre jau tikriausiai berišant meškerės arba jau metant į vandenį. Kol tu žaisi, aš bent noriu bent vieną pagauti. Vis dar kol kas jokio kibimo, jokio pagavimo. Patikėsit, draugužiai. Pirmasis, nežinau kas, bet užkibo. Nu ką, meškerė surišta. Šį kartą 0,5 gramų. Ir vėl bandom ant mėlynos tantos. Kaip ir praeitą video, pirmas metimas. Šiandien biški vėjas stipresnis, bet gal nemaišys. Užsikabinam raudoną visgi avižėlę. Gal kažką pačiupsim. Ir pirmą metimą nieko nebuvo. Kolega jau turi pirmąjį. Mes kol kas ant mėlynos tantos nieko. Reikės bandyti pasikeisti. Užsidėti kokią rudą, medutę. Kol kas dar pradžia lėta. Bet bandysim toliau. Einam pažiūrėti, ką čia kolega prisidirba. Nu, prašom, pakomentuokite situaciją. Matai, va, tokių centre yra toks, atrodo, lyg persimetęs, bet iš tikrųjų čia mikromazgiukas toks. Ir nežinau, ar aš jį išpainėsiu. Kaip sakant, turim pranašumą, bet mums kol kas dar nieks nekimba. Praeitą kartą kolega apgaudė mane. Šiandien bandysim mes jį apgaudyti, bet nelabai sekas. Ką sakai? Kol aš žaisiu, aš greičiau persimečiu. Kol tu žaisi, aš bent noriu bent vieną pagauti. Bet kol kas nieko. Oras pasakiškas. Tik tiek, kad vėjelis biškis stiprokas. Bet normaliai. Žvejot galima. Kokį dabar spalvodį? Tamsiai raudona. Tai va, persirišom į lengvesnį 0,3 ir užsidėjom tokią tamsiai raudoną antikę. Vis dar kol kas jokio kibimo, jokio pagavimo. Bandom, testuojam toliau. Papasakokite, kas įvyko. Nieko, be komentarų. Kelintą jau? Antrą. Kokią? Antrą, trečią ar ketvirtą avižėlę jau nutraukė. O mes keičiam tantikę į rudą. Kol kas vis dar nieko, bet bandom toliau. Patikėsit, draugužiai, pirmasis ešeriukas. Pagaliau. Po ilgo laiko bent vienas. Na. Ir visgi ant to stebuklingojo rudojo. Jau buvau užmiršęs, ką reiškia žuvį pagauti. Palyginus su praeitą žvejybą, kurį irgi matė, tai šiandienos kibimas labai vangus. Norėjau įjungti kamerą, nespėjau. Va, prie kranto dar vienas. Išmera šiandieną belen kaip didelė. O. Ką bandom toliau? Jau kol kas 2 yra. Kiek tu turi? 3, ne? O, jau baigiam pasivyti ir kolegą. Va, kibimas tai toks labai jau neryškus, menkas. Turbūt šiandieną neaktyvus ir nenori valgyti ešeriukai.
Nu, šiandieną jau kažin ar bus bonusas. Bet jeigu bus, tai, žinai, būtų juokinga kiekvieną seriją po bonusą. Buvo, čia jau biški padaresnis. Oi, tu kyba ir man. Krakabolas. Nu. Žiūrėk, šiandien irgi ne vien tik ant rudos kimba. Nu, bet čia, šiandien pagalvojom 3 skirtingų. kol jau link tavęs čiupo, bet ir neužsičiupo. Gal vėl bandys pačiupti. Jie grinai neršta. Tai gal todėl vangiai ir kimba, kad Jo, jau sunkiai. grinai ant neršta. Ne kad tikrus vaisina, bet žiūri tavo mėgstinį bando apvaisinti. Tai va, tai, kai išnerš, o tada. Tada gal kips. Tada. Nenufilmavai. Nufilmavau. Tai bus dublis, Grinai. tęsinys. Nu kai mes žvejyboj be tokių laimikių. Va. Didžiausia šiandieną iš visų. Šitai jau atgal nepaleisim, pasimsim namo, parsinešim. Va, po to pagaliau jau ir žuveliokas. Bet šiandieną tai ne žmogiškos dydžio. Bonusiniai vien. Va. Nu, palauk. Pliupt. Nu va, jau trečias, bent jau trečias. Čia atėjom į kitą vietą. Kolegai sakau, žiūrėk, pirmų metimų bus. Akurat. Jau biški didesnis ir malonesnis monstras. Opa. O, kas gražus niurkas. Nu va, jau 4 yra. Pa, kiek tu? 6. Fuck, galvoju, kad tu 4 arba 5. Nu, bandom pasivyti, apžvejoti. Bet kol kas sunkiai, dar sunkiai. O, dar vienas monstras. Bet čia šitas tai milžiniškas. Nu, pabandom neišjungus kamerą. Ir dabar neužkips neišjungus kameros. Bet gal ir užkips. Kažkas pakibina biškį. Nu va, kaip tyčia, sakau, ant kameros. Oi, tur! Ei, nebeturiu. Visgi kibo, bet atsipurtė. Apa, man rodos, kad mes pagaliau pasivijom gerbamą kolegą. Kiek tamstą turit pagavęs? 6? Ai ne, vieną trūksta dar. Mes turim 5 kol kas. Tai vat pabandom dabar ant kameros pagauti. Ir žiūrėk, bus tas lemtingas 6 ir pagaliau tave pasivysiu. Nes ir praeitą žvejybą tavęs nepasivijau, bet per vieną buvau sumažinęs. Bet kaip aš sumažinu per vieną, taip jis dažniausiai 5 po to pagauna. Aš žvejoju dabar su bet kuo, tai žinai, man nieks ne. Teik. Tai dabar žiūrėkit, kad jis toj pradės gaudyti vieną po kito. Ir vėl jisai pabėgs nuo mūsų. Ar bus tas vienas ešeriukas, kad sulygint? O ar bus šiandieną ta diena, kai aš tave apžvejoju? Nu ir nebuvo. Tai vat kaip ir sakiau, kai aš jau per vieną pagaunu,
per vieną pagaunu, tada prasideda va kibimai non-stopiniai jam. Ir čia visai toks gražus, neblogas ešeriukas. Tai va, vėl skirtumas dviejų ešerių. Bandom pasivyti. Nu, salačiukas. Ne, ne salačiukas, tinta kažkokia. Aukšlė gal. Neįsivaizduoju, kas čia per žuvis. Pažiūrėsim pagal zūbus. Kas čia žino, kas per žuvis? Aukšlė. Aukšlė. Vai, aukšlė. Nu va, jau kažkas įdomesnė šiandieną. Oi! Šį kartą jau ir aš pamečiau. Nu va. Nu ką, vėl per vieną skiriamės. Ai. Davai bent jau noriu sulyginti rezultatą. Tai aukšlės zūbai, mažiukai labai. Aha. O salačių apatinės taip išsikišę. Jo, čia kažkurį kartą, kai dar kameras neturėjau, tai čia salačiukų labai daug sukibo. Bet koks fainas aukšlės kibimas buvo. O. Tenais kažkas ant tiltelį irgi kažką pagavo. Bet ta aukšlė kaip fainai kibo per pirštus, tik tais ding, 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 ding. Kai jų būrė atrandi, pasileidi 0,3 avižą arba 0,2. O, kibo. Nuo paviršiaus gaudai. Na jo. Man paaiškink, kaip taip įmanoma? Kaip? Partraukė be masalo. Kaip? Nežinau, tau žinok, viskas įmanoma. Tai ir belenkiek nutraukė, belenkiek susipaini, bet ir belenkiek pagauni. Aš mažai nutraukiu, mažai susipaini, kuo jie nepagauni. Taip, čia rizikuoju. Rizikuoji kur? Aš irgi noriu parizikuoti, pasakyk kur. Kada pradėjai žvejoti? Su kuom? Apskritai. Žvejoti? Tipo aplamai žvejoti? Jo. Ar kai jau normaliai žvejoti? Aplamai pirmas žvejybą, kada turėjai. Oi. Nežinau. Kai dar į mokyklą jaučiu nejau. Aš tai kažkur 5 metų. Nu gal aš irgi kažkas panašus. Ir aš atsimenu dar savo tą pirmą žvejybą. Jinai buvo ten, atsimeni, Maltų įlanką. Nu. Ir tais laikais, galėjai visur privažiuoti ir anksčiau buvo miškas ten. Na. Ir va ten vietos giliai būdavo. Tai atsimenu su plūdiniu. Ešeriai, karšiai kibdavo su plūdiniu. Ir dar kas įdomiausia, užkibo ungurį. Normaliai. Mano pirma žvejyba buvo lazdyno pagalys, ant galo zilka užrišta ir iš polesterolio plūdė padaryta. Pas savęs kaime prūdė tos ne ešerius, o karosus gaudėm. Žodžiu, jisai nebemoka žvejoti. Aš sakau, tokias nesąmonės daro, bet traukia vieną po kitos ir ką tik kažkas buvo. Buvo, nusipurti. Blema, gal ant kameros užfiksavau, bet jau čia nepagavo tą kampą. Bet čia palei krantą, ne? Bet vėjas dar labiau sukilo. Va. Nu ką, rezultatas lygus. Pagaliau. Naudojas mano. Ką naudojas tavo? Nelaimė. Na jo, jisai kaip ir visą laiką nutraukė vėl avižėlę. Ir va jau turim 7. Kas zacepą turi, kas žuvytę turi. Kas masalą nebeturi. Ką padarai? Nutraukė vėl avižėlę. Mes vėl pasivėjom už kadro. Kolega pagavo dar vieną. Tai jau turim abudu po 8. O tas ir yra, kai leidėm. Ir dabar, kol kolega ryšis vėl per naują savo 10 avižėlę, bandysim jį apgaudyti. Arba bent jau įsiveržti į priekį, kaip sakant. Nes kol aš pirmąjį pagavau, jis buvo 4, man rodos, ar 5 pagavęs. Tai dabar
Reikia naudotis progą ir bent dar vieną pagauti. Žvėjoju, viskas normaliai. Čia kolega nutraukė avižą, tik užsiriša, pirms metims ir. Nesuprantu, kokius jis čia sukčiavimo kodus naudoja, bet apžvėjoti jo neįmanoma. Apila tavo sukčiavimo kodas tas, kad kelintas jau sezonas? Nu, trečias sezonas jam su avižadrybiu, o man 5 ar 6 žvejyba su avižadrybiu. Kaip sakant, skill issues. O. Nieko, išmoksiu aš dar. Apgaudysiu kada nors aš tave. Ten ta pirmoji žvejyba, ten nesiskaito, man ten buvo naujoko sėkmė. Va, vėl traukia. Nu, taip gražu. O, čia jau kažkas rimtesnio. O, gražesnio dydžio bent jau. Jau. Prašau. Ką ten jau partraukė? Pasirodo, jisai irgi čia tyla ir ramiai, tik tais girdžiu stabdis, tik. Po vieną dantuką. Nu ir sakau, nu neįmanoma, tu vis aplenkt, neįmanoma. Nieko paimsiu, tai ešerių greitai. Mėti trauk, bet čia kai kirta, tai ir ryjo. Man irgi kali. Va, koks gražuolis. Bet ir pirštas sudreskė. Vėl partraukė. Gali apsiraminti. Bet tai kokie? Cigaretės. Nu, koks skirtumas? Bet smagu vis tiek. Mes ne ant dydžio einam ant kiekiaus. Man dydžio avižadrybiu būtų. Va. 11. Tu palai 13 neturi. 14. Aš sakau, vos tik pypas įvijo, jam pradeda kipti viens po kito. Ir tada jau atitolsta, čia pabėga, nebeįmanoma pavyti. Kai jisai 15 pagaus, tada vėl pasivysiu, sulyginsiu ir jisai vėl pradės gaudyti. Nesuprantu, kas čia per magiją. Pagaliau po ilgos pertraukos monstrinis ešerys. Pasikeičiau va masaliuką, gal labiau suvilioju. Žiūrim, ką mes čia turim. 12. Kiek tu turi? 18 jau turi. Aš 12. 12. 12, taip. Aš tau sakau, tu čia kažkokius sukčiavimo kodus naudoji. Žiūrėk, tas ant plūdės kaip lupa vieną po kito. Saukšlės gal traukia. O aš nieko. Nu, gerai, yra 12 jau. Irgi gerai. Ne visą laiką išeina kaip praeitam žvejybai 40 kibo. Bet irgi smagiai. Nu va, tik išjungiau kamerą. Dar vienas jau normalesnis. Pilnas ikrų išsipūtęs. 13. Gražuoliukas. Opa. Atgal į vandeniuką. Ir bandom vytis kolegą vėl. Kelintas pas tavęs? 20. Pas manis 14. Opa. Atgal į laisvę. Ir. O. Koks gražus. Kai užkimba girdis iš mano rytas, kad partraukiu. Nieko, reiks pasikeisti rytą. Su laiku kažkada ir kotą pasikeisti. O tas ešerys čia ir stovi. Ai, va, nuplaukė. Bet va, jau 14 yra. Bet va, girdžiau ir kolega partraukė.
Ai. Tau 21. 7 persvara vėl. Aš tau sakau, tik sulyginti galiu. Ką tau ten tas šešerys daro? Kas, normaliai, žinai. Jisai parplaukė į krantą atgal. Nebežino, kur plaukti. Nebežin, ką daryti. Nu? Supanikavo, išsigando. Pagaliau, po pertraukos. Jau nebežinau, ką bekabinti ant to kablio. Plauk toliau. Tai va, 15. Bet man tai va jau užkibo. Nusakau paskutiniu metu dabar jau. Tokia biškį padaresnį čiumpą. Ant tokio rožinio. Nu, aš. 16. Kolega vėl nutraukė eina. O kiek tu jau pagavęs? 24. Bet kol turi išės, aš vis tiek nei vieno nepagaunu, tai kaip ir lygu. Sakau, kol turi išės, aš vis tiek nei vieno nepagaunu, tai kaip ir lygu. Ir turiu. Va, koks ryškus, koks gražus. Žiūrėk, pagavau, kol tu besirišai. Tok mano masaliuką. Va. Turim naujai vietoj kažką. Eik, tu savo, nebeturiu. Aukšlikė, man rodos. O jau galvojau, kad bus. Mes esam tik susitarimą pasidarę, kad kol žuvies nepalietei su ranka, tol neužskaičiuojam. Taip, kad jeigu ir jau iškėlusi, jau nusipurto, nespėjai paliesti su ranka, žuvis neprisiskaičiuoja. O. Nežinau kas, bet užkibo. Pagaliau. Bet jau taip įsikabinęs. Nu, va, Big Fish'ą laimėjau šiandieną. Su šituo gražiu salačioku. O kas visas... Supratau. Atsiprašau, salačiok. Bet koks visas gleivėtas. Dabar jau aš skuduriuką bent jau turiu į rankovę, nebevalau. Oi, jau buvau užmiršęs, ką reiškia žuvį pagauti. Va. Nusprendžiau, tokią išvadą padariau. Kad kai kolega nutraukia avižėlę, aš pagaunu žuvį. Ta prasme, jisai nutraukia tiek avižėlių, kiek aš pagavęs žuvų esu. Tai realiai jis nutraukęs yra 19 avižėlių gal kažkur. Aš nutraukiau vieną šiandieną. Ar 2. Ir tai buvo viena, kad ten, nežinau, kas ten nukando. Koks turbūt peiliukas. Nu, bet žinoma, pas manęs yra ir valas storesnis visgi negu pas tamstus. Bet yra kaip yra. Nu gerai, gal ir ne visiškai pasitvirtino mano išvadas. Nes dar kol kas nenutraukė, ką tik išjungiau kamerą ir va užkibo. Turim dar vieną. Jubiliejinis 20. O kolega jau turi virš 30. Kiek tu turi? 34 turi, tai žodžiu. Atsilikom kaip reikiant. Bet ir kaip ir. Svarbu dar kažkas užkimba viens kits. O, kada? O. Dublis. Pabėg. Ne dublis. Ešeriukas.
21. Da kad atanta jau sudrasko, nudrasko. Na, 21. Gyvenk. Pakeitėm biškį vietą, paėmėm. Ir ant rudo. Gyvenk toliau. A taip, va 22. Neblogas. Tikrai neblogas. Tikrai neblogas. Kaip tokia, kaip čia pasakyt, graudžia akimirka. Į uodegą nukam. Tai va. Jau po biškį artėjom link pabaigos, tai jau ilgai nebežvėjosim. Nebeišėjo apgaudyt kolegos. O, ir aikt! Vieną kartą čiupą nusipurti, antrą kartą čiupą. Gal dar apgaudys? Nu nežinau, koks čia stebuklas turėtų būti. Man čia turėtų kiekvienu metimu pradėti kipti. Kad aš tave aplenkčiau, apgaudyčiau. Kiek turi? 37. Pas manęs 22. 15 skirtumas. Wow. Be šansų. Jau mačiau, kaip valą tempia. Tiesiog ant dugno paleidus. Atpalaidavus. Žiūriu, tik tais čiuožia tas valas tolin. Tai va turim ešerioką. Va. Storuliukas. Gyvena toliau. Viso pagauta 23 žuvytės. Kolega kiek? Aš kiek? Tuoj pažiūrės savo. 37. Neblogai, neblogai. Pusė velnio šiandieną. Visai smagiai. Na va, kolega nutraukė avižėlę dar vieną. Ir ko gero jau ir baigsim ties šią video. Jeigu patiko, neužmirštam paspausti like, subscribe. Ir susitiksim kitame video.